Viskas veikia, mikrofonas veikas, galim. Veikas, kaip visada buksuoju draugais. Draugai! 18 kartą sveikinu su jumis. Šiandien toks linksmas esu šiuo metu, nes įvyko toksai įdomus nutikimas dabar, trumpai apie jį papasakosiu. Beje, sorry, kad nebuvo praeitą savaitę podcasto. Kas mane seka Facebook'e, tai žino, kad aš darydamas live transliaciją jau pasakau, kad šiek tiek buvau peršalęs. Ir šeštadienį, sekmadienį toks buvau be nuotaikos, kažkoks visas kreivas, šleivas. Ir kaip visada, nenoriu, nedarau ir tai tiek. Tai sorry. Iš tikrųjų buvo apie ką pakalbėti tą sekmadienį, bet tiesiog įvyko kaip įvyko. Tai šiandien jūs klausotės, viskas yra tvarkoj. Taigi, įdomesnis toksai nutikimas, kasgi nutiko. Prieš keletą dienų, trečiadienį arba antradienį, man prireikė savo paso ir aš pirmadienį vakare pradėjau jo ieškoti. Išnaršiau visus namus, visą butą išnaršiau, nuo A iki Z nerandu. Galvoju, blemba, jisai kažkur darbe, nes maždaug bandžiau prisiminti, jog pasiėmiau pasą, nes tada reikėjo man jo ir panašiai. Galvoju, darbe, dabar neknysiu proto savo ir Nastei. Nuvažiuosiu sekančią dieną į darbą ir pasižiūrėsiu tenais. Turėtų būti 99%, kad tenais netgi matau, blemba, užmerkiau akis ir jau matau, kaip jisai tenais guli. Jo, 100%. Ir taip savo nuraminau. Atvažiuoju į darbą, pirmų reikalų, tenais žiūriu, nėra. Ir taip suprantu, kad kurgi mano pasas. Išnaršiau visą darbo vietą, savo stalą, Nastios stalą, savo kuprinę, savo visas tašes, savo automobilį, savo liaudiškai tariant bardačioką. Viską išnaršiau, paso nėra. Ir prasidėjo prikolai Nastios tipo, eik tu geriau pamesk pasą, gerai? Ir prikolinomės visą savaitę. Galvoju, tiek to praradau, visai nelabai ten man nuotrauka patiko, galvoju, pasidarysiu naują. Tenais nuotraukoje dar nebarzdotas, šiek tiek skiriuosi, nes pasas buvo darystas 14 metais, barzdą pradėjau auginti 15 metų kažkur antroji pusėje, tai galvoju visą kitaip atrodo dabar, ir panašiai. Nesvarbu, galvoju, pasidarysiu dar kortelę blemba, nes berods nori dabar naują įstatymą priimti, jog su savim nereikėtų netgi vairuotojo pažymėjimo turėti, o sustabdžius pareigūnui galima būtų patikrinti savo asmens dokumentą. Tai pavyzdžiui, tas pasas arba ID kortelė, kaip jinai taisyklingai vadinasi, nežinau, puikiai tiktų ir nereikėtų su savim visur turėtis teisų. Nors galbūt teisės įteisins taip pat, kad super dokumentą kažkokį ir nereikės einant į banką, kažkokiu tai atliekant kažkokias tai sunkesnės arba sudėtingesnės, aš netgi taip, nesunkus, nesvoris operacijos svarbus, o sudėtingumas. Nereikės paso. Ir nesmė galvoju, susitaikė, galvoju, nes kažkur 20, kiek ten 30, turbūt gal kem eurų kartu su kortelėm tai kainuos tas stebuklas, galvoju, blemba, jeigu esu jau toks lochas, tai jau tiek to. Ir viskas. Ir dabar galvoju visą dieną, sekmadienis beje šiandien, nežinau, kada jūs klausotės šitą podcastą, bet dabar yra sekmadienis, dabar yra beveik 7 val. Vakaro, sėdžiu savo automobilį kaip kažkoks, nežinau, pusiau puspratis toksai ir bendrauju į prisigamą mikrofoną su jumis. Tai va, galvoju, blemba, reikia įrašyti tą podcastą, bet taip tingisi, bet taip reikia, žinau, kad ir jūs laukit, žinau, kad ir man pačiam to reikia, ir pasipasakot norisi, ir norisi visumis pabendrauti, ir yra apie ką pakalbėti, daug įdomių temų yra, ir šiaip nutikimų įdomių yra, galvoju, eisiu. Ir bandau prisiminti, kur mano prisigamas mikrofonas, o mano mikrofonas yra tokioj tašiai, kur yra kamera ir kitas mano šūrų mikrofonas, kuris nėra prisigamas, o yra puškė, šotganas. Einu pasiimu tašę, laikau ją rankoje ir sakau Nastei, nori ištrauksiu iš čionais pasą. Nesako, davai. Ir aš toksai tipo kietas, atidarau ir nėra. Pasižiūriu ten, šiandien nėra. Nastė paima taip ranką, bakstelna į vieną kišenę ir sako, Pasižiūriu, iš tikrųjų, kišenėje atidarau, atsegu kišenę, žiūriu, kad tenais guli pasas. Kada jis ten atsidūrė, aš neįsivaizduoju. Paskutinį kartą aš tą tašę berods laikiau savo rankoje rugsėjo 14 dieną. Tai buvo trečiadienis, kada aš įrašinėjau, kada mes darėm video su barzdočiais, tai Viking Age CrossFit. Kaip ten atsidūrė, aš neįsivaizduoju iš tikrųjų tas pasas. Neesmė. Taigi net nežinau, nuo ko pradėti, šiandien jokio plano nesirašiau, nes žiauriai daug temų, iš tikrųjų galbūt pradėsim
atvirkštinė tvarka, ta prasme, ne tai, kas įvyko prieš 2 savaitės, o kas įvyko vakar, užvakar, dar diena prieš ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi vakar buvom mes Druskininkuose, nuvažiavom, pagaliau į tos Druskininkus, skliausteliuose, galėčiau pasakyti, kabutėse, nelemtus Druskininkus. Atvažiuojame mes ir tiesiog mini tokia rekomendacija, mini tokia tiesiog bus apžvalga, trumpai aš papasakosiu, kokiam buvo viešbutį ir jums nerekomenduosiu, nes ne už ką važiuoti. Nusipirko mes už, man atrodo, kažkur apie 80 eurų kainavo viena nakvynė ir 2 procedūros. Tai buvo viena iš procedūrų, aišku, tai buvo tipo sauna ir džakuzi, baisus iš tikrųjų, nes daug tenais suprantama druskos, daug tenais chloro, daug tenais skysčių, bet ventiliacijos anga, pavyzdžiui, buvo surūdijus, visa stalas, pavyzdžiui, ten, kur masažą darė, buvo visas surūdijęs, iki tokių smulkmenų. Ir antra paslauga tai buvo masažas. Kitaip tariant, aš noriu jums pabrėžti, kad kaina buvo maždaug 80 eurų, beros Nastė pirko kuponą ir taip tipo kuponas, man atrodo, kad dar kažkiek yra pigiau, neva padaryta nuolaida. Atvažiuojame tenais, aš atsisėdau, registratūrą aš atsisėdau ant tokios sofos, ant tokio fotelio ir laukiu, kol Nastė prisiregistruos. Ir aš pakeliu galvą, žiūriu, tenais yra šviestuvas ir žiūriu, voratinklis, okei, nes atrodo neblogai, iš tikrųjų, holas, vestibiulis, ta prasme, gerai atrodo, blemba, būna tiesiog valytojas, turbūt nesupamatėtos to voratinklio ir viskas. Paimam mes numerį, einam link lifto, 5 aukšte mūsų numeris, atidariau liftą ir suprantu, kad jisai toks konkrečiai sovietinių laikų, toksai labai siauras, durys atsidaro per sekundę, užsidaro per sekundę ir aš manau, kad jeigu tarp durų kažkoks objektas atsiranda, durims yra nusispjauti absoliučiai, jie taip prasme važiuos bet kokiu atveju. Spėsit jūs, ar nespėsit jūs į liftą, ar išlipti, nesvarbu, liftas pajudės. Okei, galvoju, blemba, kažkaip liftas toksai 30 metų senumo, gerai. Pakilame į mūsų numerį, atidarau ir aš žiūriu, kad ir suprantu, kad kokia karamba, iš tikrųjų. Nesinorėjo visko tai postinti, nes, nežinau, kažkaip tiesiog nesinorėjo tokio negatyvo. Čia nes vėlgi ne negatyvas podcast'e šitam, o tiesiog aš savo įspūdžiais dalinuosi su jumis, kad jeigu jūs kada nors pagalvosite, kur jums apsistoti Druskininkas, jūs turėtumėt omeny. Viešbutis Pušynas, jokių būdų tenais neapsistokit. Numeris, trumpai. Dušas siaubas, labai mažas, pats dušas matosi, kad plytelės vėlgi klijuotos prieš 20 metų. Televizorius Beko, storas, toksai kvadratinis kubas, toksai akvariumas, kuris prieš 20 metų buvo pirktas. Stalas, pavyzdžiui, šonas stalo yra nuluptas. Spintelės, kurios netgi jos dvi buvo, prie pat lovas buvo, jos buvo irgi tarsi šiek tiek nuluptos, nulupti tokie buvo šonai. Kiliminė danga buvo iš tikrųjų pradeginta. Kiliminė danga matosi, kad 2-3 cm maždaug neužtenka iki vienos pusės ir tiesiog matosi, kaip ten eina betonas. 2-3 cm betono skylė tarp kiliminės dangos ir sienos. Kas toliau? Šalta, iš tikrųjų buvo labai šalta ir mes po to užėjome į Facebooką ir norėjom pasiskaityti, Nastė pasiskaitė visus komentarus ir ne vien mums tai pasirodė, bet iš tikrųjų buvo šalta. Aš dabar nejuokauju, neprikolinu nieko, iš tikrųjų aš miegojau apsirengęs, pilnai apsirengęs, tai buvo megztinis ir tai buvo kelnės. Ir žinokit, aš buvau pakišęs netgi ranką po antklodę, nes iš tikrųjų buvo šalta. Aš naktį atsibundu, mano ranka buvo iškišta ir galvoju, kaip šalta. Pakišau ir taip pramiegojau. Ant tiek buvo baisu, nežinau. Ir, sakom, chalatų reikėtų, galima išsinuomoti, taip galima, 2,80 chalatas ir šlepetės. Šlepetės tokios vienkartinės. Paduoda chalatą, pas Nastę, pavyzdžiui, buvo chalatas su skyle po pažastim ir visas pratrintas. Matosi, kad šonai buvo pratrinti konkrečiai, tai yra skalbti gal, nežinau, 200 gal kartų, jeigu jums esu melavus. Tai va štai tokios naujienos, nežinau, tokia apžvalga, dabar atsiprašau, aš suklaidžiau, tikiuosi jums tai nelabai įkalė per ausis. Tai va, dar kartą, Druskininkai, viešbutis Pušynas, nerekomenduoju. Tikrai nerekomenduoju, toks jausmas, kad prieš 30 metų viskas daryta ir išsiregistruojant aš klausiu, sako man 7,60 reikia susimokėti, 2 eurų rinkliava po 1 eurą žmogui vietinė Druskininkų miesto rinkliava. Sakau, okei, už kaip 5,60, sako, už šlepetės ir už chalatą. Sakau, šalta buvo.
ten buvo nuluptas, sakau, kodėl skylė, kodėl pradegintas skilimas, kodėl tas, kodėl ne, sakau, jūs įsivaizduojat, kad negali būti gyvenamoji patalpoj, ypač už pinigus, mažiau 20 laipsnių. O 99% žmonės, draugai, kad buvo kažkur, nu aš tikrųjų 18-19 laipsnių. Buvo labai šalta. Nu ir tokia vat nesąmonė. Nu, sako, okay. Sakau, aš nemokėsiu už šitos halatus, sakau, darykit, ką norit, štai už 2 eurus aš galiu sumokėti, drąsiai čia jūs neprikočiu, nes yra druskininkų, ta prasme, druskininkams, tai čia miestų. Nu ir viskas, sakau, mes parašysim labai gerą atsiliepimą, bet sakau, galit pasiskaityti, nes vien neigiami atsiliepimai, nu kosmosas iš tikrųjų, draugai. Tai va. O kas gerai druskininkose, nedidelis miestelis, mažas, jaukus, neblogas tenais centras, prie pat ežero mes tenais gyvenom, prie tokios bažnyčios. Patiko taip pat tenais Sicilija, Sicilija vadinasi kavinė, pizzerija, nežinau kaip vadinti, iš tikrųjų labai geras aptarnavimas, 2 kartus mes tenai valgėm per šeštadienį, per vieną dieną ir iš tikrųjų nustebino mūsų aptarnavimas. Vieną kartą viena mergina aptarnavo, kitą kartą kita, žiauriai geras aptarnavimas, tokio aptarnavimo ne visada ir Vilnius sulauksi. Ir maistas gan skanus, aš lazaniją valgiau, gan skani buvo, bulvinius blynus valgiau, irgi gan skanus buvo, buvo žuvienė, žuvienė mes valgiau Forto dvare. Ir valgiau pizzą, nes draugai buvo prieš tai Sicilijoje, sakė, paragaukit būtinai pizzų. Pizzos niekuo neįpatingos pizzos, iš tikrųjų. Paprastos pizzos, tokios labai plonos, nu, kaip kažkas panašaus į Charlie pizzą, labai man priminė. Aš valgiau bambučią kažkokį, nežinau, ką vadinasi, mes tą pasiėmėm meksikietišką, nu, viens prie vieno identišką meksikietišką, kaip būna Charlie pizza, Charlie pizza. Tai vat. Taip, kas toliau įvyko, draugai? Planuoju nufilmuoti video, daugelis iš jūsų prašo, tiesiog ir live transliacijų metu klausia ir planuoju būtent šią temą trumpai nepasirodyti prieš jūs, ta prasme, jokio ego ir panašiai, tiesiog pasidalinti savo mintim ir noriu tai padaryti vien dėl to, kad po metų, kada aš galėčiau pasižiūrėti, kada aš pasižiūrėsiu šitą video, kad aš galėčiau pasižiūrėti, koks buvo didelis progresas, ar to progreso neįvyko, kur buvo mano silpnosios vietos, sustiprinau aš jas ar ne. Aš noriu nufilmuoti video trumpą, tiesiog papasakoti, kaip pradėjau verslą, kodėl pradėjau verslą ir kaip man dabar sekasi. Ta prasme, kokie yra taškai pasiekti, ko norėčiau pasiekti, kokiais būdais tai pasiekiau, kur reklamuojamės, ten, nu, aišku, apie pinigus nekalbėsiu, apie biudžetą, įplaukas ir panašiai. Bet šiokią tokią informaciją norėčiau su jumis pasidalinti ir po metų pasižiūrėti, kiek aš pajudėjau į priekį. Tai va. Turbūt atsukam dar šiek tiek anksčiau, tai vos anksčiau, tai Arnold Classic Europe buvo čempionatas. Trumpai turbūt nežinau, man pačiam nelabai įdomu, tiesiog į nugalėtus pasižiūrėjau ir tiek. Nugalėjo Dexter Jackson, antroje vietoje Big Ramy. Apie Big Ramy kalbama, kad jisai parodė savo geriausią formą gyvenime. Iš tikrųjų, forma buvo labai gera. Jisai buvo žiauriai didesnis negu Dexteris, bet laimi, kaip visada man kas patinka Arnold Classic'e, bent jau visada beveik laimi estetika labiau negu dydis. Bet jautėsi, kad jisai labai geroje formoje buvo Big Ramy ir panašiai. Trečioje vietoje William Bonac, apie jį papasakosiu šiek tiek vėliau. Ketvirta vieta nepamenu, Sean Roden, man atrodo, nu ir tenais, man atrodo, 5 buvo Rory Winkler. Bet čia vėlgi nelabai man pačiam tai įdomu, tiesiog jeigu kažkas to klausosi, turbūt jeigu jam įdomu, tai jisai tą žiūrėjo, jeigu ne, tai turbūt nelabai įdomu būtų jam klausyti ir mano nuomonės apie visą turnyrą. Dar atsukam vieną savaitę atgal, kada įvyko Mr. Olympija. Vėlgi, 6 kartą trumpai tapo Phil Heath, antroje vietoje liko... dabar nepasakysiu, žinokit. Man atrodo, Dexteris liko šį kartą 3 ar 4. Dabar kas buvo antroje, man atrodo... Sean Roden antroje vietoje. William Bonac, beje, pateko į 5-tuką, kas yra labai džiugu, kadangi visi kalba, bent jau kiek aš skaičiau, kiek aš klausiau, tai visi sako, kad jisai žiauriai geras bičas, labai atviras, labai draugiškas, tai labai džiugu už jį. Jisai labai žemą ūgio, bet labai didelis išėjo iš tikrųjų. Pagal savo ūgį, tai jisai vadinama, dabar jį pradeda vadinti pamažu tai Giant Killer, kai buvo Danny Padilla toksai. Jisai buvo irgi labai žemas, bet jisai laimėdavo prieš didesnius, aukštesnius, masyvesnius savo oponentus. Tai William Bonac galbūt kažkas panašaus bus į Danny Padilla. Aišku, tik tai dar labiau didesnis, žymiai didesnis.
Taip, įvyko mūsų neatvira treniruotė, tiesiog įvyko treniruotė. Buvo nufilmuota treniruotė su barzdočiais, kitaip tariant su Viktoru Galagūzu. Jeigu kažkas žino, kas yra Viktor Galagūz, jeigu ne, tai čia yra žmogus, kuris yra kilęs, jeigu aš neklystu, jisai iš Ukrainos kilęs, bent jau tenais jisai gyvenęs, dabar bijau sumeluot, bet man atrodo Charkovo mieste, Charkovo. Man atrodo, jo Charkovas vadinasi lietuviškai, kadangi jie neturi to minkšto jo ženklo, nežinau kaip lietuviškai vadinasi netgi. Neturi jie tokios raidės kaip rusai. Tai va, arba ukrainiečiai. Jam dabar, man atrodo, 30 kažkeli metai, jisai yra iki 90 kg pasaulio ir 2 kart berods Europos čempionas, plus iki 90 kg jisai yra pasaulio rekordininkas. Ir dabar aš jums konkrečių skaičių nepasakysiu, bet jeigu jūs žiūrėjot video, o jeigu ne, tai būtinai pažiūrėkite YouTube. Vadinasi, pritupimai, kažkas tokio. Rusiškai specialiai parašiau ir angliškai parašiau, kad medžiaga būtų prieinama visiems. Rusiškai kalbantiems žmonėm ir lietuviškai, anglų, turbūt kalbos tenais nėra, tai tiesiog parašiau squats, tai, kad labiau asocijuotųsi būtent su pritupimais. Mes darėm tame video pritupimus. Ir žinokit, kokios informacijos auksinės aš gavau ir kokia informacija auksinė aš su jumis pasidalinau ir Viktoras pasidalino. Aš manau, kad tai yra, nežinau, galbūt jūs sakysit, kad aš neteisus, galbūt jūs sakys, kad aš liaupsinu save, bet mano manimu tai yra geriausias, informatyviausias, įdomiausias, reikalingiausias video apie sportą lietuviškame YouTube. Štai taip aš pasakysiu. Kadangi 40 minučių mes beveik tenais netupiam, ta prasme tenais porą minučių tik tai veiksmo, visa kita yra teorija ir praktika. Kaip reikia tūpti, kaip reikia daryti apšilimą, kodėl reikia tokį apšilimą daryti, kaip statyti kojas, kaip paimti štangą, kodėl reikėtų mankštinti pečius, kodėl reikėtų mankštinti bicepsą, tricepsą ir panašiai. Kokie raumenys dirba, kokius batus avėti, kaip laikyti rankas, kur padėti štangą aukštai ar žemai, kaip prisėsti su didesniu svoriu, kaip padidinti, pagerinti lankstumą, kaip sustiprinti nugarą. Į visus šitos klausimus jūs tikrai rasite atsakymą būtent tame video. youtube.com ironman.lt. Tai va štai taip, būtinai tenais pasižiūrėkit, video jums tikrai patiks. Ir jie pakvietė mus į savo klubo atidarymą, taigi atvyko ukrainiečiai, 2 broliai, Viktor ir Anton Galagūz, į labai beje populiarūs crossfito pasaulyje žmonės. Atvyko jie į Lietuvą, jie čionais apsigyveno, jie čionais gyvens ir jie kartu su dar keliais žmonėmis atidarė klubą crossfito, vadinasi tas klubas Viking Age CrossFit. Apie klubą trumpai, draugai, buvau nustebęs, trumpai apie klubą ir po to apie crossfitą. Klubas mane tikrai nustebino, kadangi pačios patalpos yra labai didelės. Visų pirma, labai didelis vestibiulis, labai didelis, taip vadinamas holas, nežinau kaip gyvens pavadinti tenais. Labai didelis baras, galima sakyti. Tenais bus, bent jau man buvo pasakyta, kad tenais bus nemažai chill zonai esančių sofų įvairių ir fotelių, kur galima bus tiesiog pasportavus, pasėdėti, pačilint, pavalgyti, pabendrauti su komandos nariais, draugais ir panašiai. Labai geri dušai, tokie matosi, kad ne iš įprasto crossfito bokso padaryti, kaip įprastam crossfito bokse, o tikrai modernus ir patogus dušai. Plus persirengimo kambarys labai modernus, kokybiškas, labai viskas kokybiška. Kokybiška įranga sudėta į sporto salėje pačioj. Hanteliai yra, gyros yra, aišku, štangos, blindai ir panašiai. Danga gera sudėta, labai erdvi, labai daug vietos, tenais užteks vietos visiems. Randasi Pašilaičiuose, yra netgi bus, bent jau man taip sakė, kad bus ir požeminis parkingas. Ta prasme, visas komfortas, absoliučiai, tik tai atvažiuokit ir sportuokit, siekit savo rezultatų, geidžiamų ir panašiai. Tai va, trumpai apie crossfitą. Su crossfitu aš pats nelabai draugauju. Visų pirma, jūs žinot, dėl 2 dalykų. Visų pirma, aš nelabai mėgstu komandinio sporto, kadangi pas mane yra, kaip visą sakau, mini problema su paklusnumu. Aš nelabai mėgstu daryti tai, ką man liepia kažkas kitas. O visų antra, tai
dėl jų technikos. Pavyzdžiui, kai yra varžybos crossfito, tai aš tiesiog kelis kartus mačiau ir man netgi buvo baisu ir skaudu žiūrėti į tuos atletus, kurie, pavyzdžiui, daro mirties trauką su gan dideliu svoriu laiku, kuo daugiau pakartojimų reikia padaryti, vien, pavyzdžiui, per atitinkamą laiką. Kosmosas. Aš vadinu tą techniką šykantis šuo, nes traukiama yra iš tokios riestos nugaros, kad eina nafik. Plius man nelabai patinka jų pristraukimą. Aš tiesiog negaliu pakęsti šitų nesąmonių, kai jie tenai sviruoja, svinguoja, blempa, kosmosas. Nežinau, tai nėra pristraukimas, tai yra kažkoks iškreiptas, ištvirkęs seksas su skersiniu. Viskas, čia maksimum, ką aš galiu pasakyti. Kodėl aš atėjau į tą atidarimą ir kodėl aš padariau video? Dėl to, kad mes darėm video apie pritupimus. Pritupimas yra mano mėgstamiausias pratimas, jisai yra labai svarbus. Dėl daugelio absoliučiai priežasčių, dėl sąnarių, lankstumo, jų sveikatos, dėl teigiamo hormonų, teigiamos pusiausvyros hormonų vyrams, moterims, dėl jėgos, absoliučiai dėl visko, ta prasme. Pritupimų mano smagiausias ir įdomiausias pratimas. Ir aš norėjau labai sužinoti daug naudingos informacijos ir norėjau tą informaciją pasidalinti su jumis, ką ir padariau tame video. Tai vat, šiaip crossfitas yra tikrai kada yra žiūrima į techniką. Man visada yra labai įdomi technika, nes mes visi sportuojam, bent jau aš ir mano klientai, ir aš labai propaguoju būtent sportuoti dėl sveikatingumo, dėl ilgaamžiškumo, traumų prevencijų ir panašiai. Nėra prasmės būti dideliam arba stipriam arba ištvermingam ir būti nesveikam arba potencialiai būti nesveikam ateityje, kada bus 50 metų ar 60 metų ir kada visos traumos, visa nesąmonė tai jums atsilieps. Tai va, štai tokios mintis apie crossfitą ir Viking Age CrossFit. Būtinai nueikit, pasižiūrėkit video ir aš manau, kad jeigu kažkada galvojate, kad jeigu reikėtų kur nors pasportuoti crossfitą, pabandyti išmėginti, tai ateikit bent jau mėnesį, pasportuokite Viking Age ir aš manau, kad jums patiks. Jeigu nepatiks, tai tiesiog žinosit, kad šis sportas tiesiog nėra jums. Tai va, štai tokios naujienos. Jeigu mes pakalbėsim šiek tiek apie kino naujienas arba filmo, serialo naujienas, tai prasidėjo naujas sezonas ir pasižiūrėjau 3 naujus serialus, taigi trumpai apie kiekvieną. Numeris 1 yra Easy serialas, vadinasi, Netflix kanalas jį išleido. Pasižiūrėjau gal pusę serijos, aš supratau, kad kažkokia tai nesąmonė, dabar tenais kažkaip apie seksą kalbama, tenais, toks kažkoks, ne tai, kad ištvirkęs serialas, bet kažkoks, nežinau, be minties, nieko aš pozityvaus iš to serialo nepamačiau, negavau ir galvoju, kam aš gaišiu savo laiką ir žiūrėsiu kažkokią tai nesąmonę. Masturbuojasi tenais, apie problemas kalba šeimininės, kaip ten sunku gyventi vedybinį gyvenimą, kaip po 20 metų santuokos tenais jau potraukis seksualinis mažėja ir panašiai. Tokia, nežinau, nesąmonė, nežinau. Netgi jeigu kažkam tai yra aktualu, tai ta prasme, jie arba jūs turbūt to prisižiūrit namie ir dar kartą žiūrėt šitą negatyvą panašų veidrodinį tarsi atspindį, bet kino ekranuose, TV ekranuose tikrai nėra prasmės. Antras serialas yra The Better Place. Toksai, pirmą seriją pasižiūrėjau, atrodo neblogai, trumpai. Mergina miršta ir jinai patenka tarsi į rojų, bet yra ir pragaras, bet vadinasi Better Place and the Worst Place berods. Ir neva ją su kažką supainio, iš tikrųjų jinai buvo blogas žmogus, o tenais rojų patenka tik tai geri žmonės. Ir jinai tenais paprašo savo vieno draugo, pasakojo situaciją, kad ją supainiojo, ta prasme, kad jinai iš tikrųjų buvo bloga. Ir jinai paprašo jo, kad jisai jai padėtų pasitaisyti ir tapti gerąją bent jau rojuje. Tokia mini komedija, tipo 20 kažkelios minutės. Taip, nežinau, dar vieną maksimum 2 serijas pasižiūrėsiu ir aš manau, kad nežiūrėsiu toliau, nes toks irgi atrodo mėšlas kažkoks. Ir trečias serialas, vėlgi labai toksai lengvas, bet man asmeniškai patiko vien to, kad tai senojo filmo rebootas tarsi dabar tiesiog TV ekranuose ir panašiai. Tai vadinasi serialas Mirtinas ginklas, Lethal Weapon. Lethal Weapon, va taip, supainiau. Ir Lethal Weapon, taip, Mirtinas ginklas. Jeigu iš jūsų yra tokių žmonių, nežinau, galbūt kažkokiam dabar besiklausančiam šio podcasto yra iki 25 metų ir jisai gyvenime nėra žiūrėjęs filmo Mirtinas ginklas, nei vienos iš 4 dalies, tai prašau, aš tave tiesiog prašau, nueik, atsisiųsk pirmą dalį, 80, man atrodo,
labai senas, blemba, bijau sumiluoti, 86 gal metų. Filmas su Melu Gibsonu ir su Danny Glover. Žiauriai geras filmas, tai vadinamas Buddy Movie. Labai retai dabar tokius filmus pamatysi, to ypač kokybiškų filmų, tai jau dabar tikrai neatrasi. Tai yra filmas apie policininkus, apie partnerius du, kurie, aišku, kovoja dėl teisingumo ir tenais yra elementų komedijos. Viena geriausių serijų, filmų, serijų ir panašiai, aišku, yra 4 dalis būtent Mirtino ginklo. Žiauriai geras filmas, paskutinė dalis pasirodė 97 metais. Ilgai ėjo kalbos, kad pasirodys ir 5 dalis, bet vis nesutikdavo filmuotis, man atrodo, tiek Mel Gibson, tiek Danny Glover. Nežinau kodėl. Danny Glover, aišku, viršė 70 metų dabar, man atrodo, 7-5. Tikrai jau pagyvenęs aktorius. Bet aš manau, kad galima būtų drąsiai sužaisti tokį vaidmenį ir tenais jam būtų parašyti tokį vaidmenį, kuris tikrai jau senyvas pensininkas, nors jis ir pirmoji dalyje jau taip beveik pensijoje buvo, tai štai taip. Taigi serialas paremtas šituo filmu. Atsiprašau. Visų pirma taip, jeigu jūs laukiate iš šio serialo, kad jisai bus rimtas, tai ne. Jeigu jūs galvojat, kad jisai bus labiau realistinis, ne. Jeigu jūs galvojat, kad tenais blogiukai bent jau kažkada laimės, ne. Jeigu jūs galvojat, kad serialo epizodai bus susiję tarpusavį, ne. Jeigu jūs galvojat, kad tenais bus gravitacijos ir kitų fizikos dėsnių paisytamasi, kažkaip taip, atsiprašau, jeigu suklydau, irgi ne. Tiesiog serialas tarsi iš 90 metų, vėlgi Buddy Movie, labai neblogai suvaidino, beje, ten vaidina Damon Wayans, tai yra juodaodis aktorius, labai kietas aktorius, kuris vaidino Major Payne. Vėlgi, nežiūrėjote, jeigu Major Payne filmo, blemba, toks debiliškas biški humoras, bet žiauriai geras filmas. Nežinau, aš kada buvau mažas vaikas, kada buvau, man šis filmas buvo vienas geriausių ir jo istorija apie traukinuką, kai žiūrėjau filmą, istoriją apie traukinuką tikrai pamena. Pasižiūrėkit, vėlgi, tokia mini rekomendacija, pasižiūrėkit, Major Payne. Geras, labai geras filmas. Trumpa tokia komedija, labai lengva, pasižiūrėkit, būtinai, labai geras. Galbūt netgi mes šiandien su Nastė ir pasižiūrėsim, o taip, jo. Tai va, serialas. Pirma serija tikrai nebloga, labai panašiai į turi panašių elementų su filmu. Man susižiūrėjo gerai, žinokit. Tenais taip fantastikos šiek tiek yra, ta prasme, tenais, aišku, bach nušovė, greitai nušovė, pataikė, ten viskas okei. Bet man patiko, 44 minutės ar kiek serija truko. Ir Nastė patiko, ir kelis kartus mes pažvengėm, man atrodo, ir aktoriai gerai parinkti. Tikrai neblogas. Plus vaidino Jordana Brewster, o Jordana Brewster tai Mia iš Fast and Furious visos serijos. Čia tas personažas, kuris buvo įsimylėjęs ir mylėjo Paulo Walkerio personažą, Brianą. Tai va, štai tokios naujienos iš serialo kino pasaulio. Dabar, beje, labai trumpai vėlgi, iki šiol niekada nesu pasižiūrėjęs iki galo X-File'o. Ir 2014 metais aš nusprendžiau, kad reikėtų ištaisyti šią klaidą. 9 sezonai, bet aš kiek pamenu, tai kada Mulderis dingo tenais, tai prasidėjo kažkokia tai konkreti nesąmonė. Atėjo Robert Patrick, man labai patinka pats Robert Patrick. Atsiprašau, šiek tiek užkimęs iki šiol esu. Ir kiek pamenu, tenais prasidėjo šiokia tokia nesąmonė ir aš nepasižiūrėjau to serialo iki galo. Taigi pradėjom iš naujo, kelis metus mes jau žiūrim, dabar pasižiūrėjom beje 7 sezoną ir kažkur 50-50. Pusė serijų tikrai labai gerų, įdomių, nors ir matosi, kad serialas labai senas ir kad vėlgi tenais nufilmuotas dabar jau galima sakyti vaikiškai ir kvailai, mums atrodo 2016 metais, bet serialas tikrai geras, nostalgija tokia, vaikystės nostalgija, aš pamenu dar žiūrėdavau X-File'us, kada man būdavo kokie gal 7 metai ir tarsi mistika tokia buvo ir šiek tiek siaubo elementų būdavo, tenais ir vilkolai, kaip vampyrai ir panašiai. Tai žinokit, blemba, nežinau, aš toksai labai nostalgiškas žmogus ir man pačiam tai nelabai patinka, nes iš vienos pusės toks nesu labai minkštos tarsi širdies, bet kai kada užeina tokia nostalgija ir šiek tiek graudu taip tampa ir suprantat, kai 2014 metais atsitiko
tas, galima sakyti, nelaimingas susitikimas su mano mama, mano gyvenimas šiek tiek apsivertė aukštyn kojom. Aš pabandysiu jums truputį pasakoti, ką aš turiu omeny. Jeigu anksčiau pas mane nostalgija būdavo, bet kažkaip nelabai tokia, sakykime, aršynų būdavo, nelabai tokia įsimintina man. Ta prasme, nelabai taip man į galvą kaldavo. Bet kai 14 metais mano mama atsidūrė komoj, jinai iki šiol yra, jau po 2 metų komoj, tai man tarsi visas gyvenimas dabar skaičiuojasi iki šio momento ir po to momento. Tai absoliučiai kiekvienas filmas, absoliučiai kiekvienas serialas, absoliučiai kiekviena turbūt daina, kažkoks įvykis, kažkokie tai bent jau metai, prisiminimas kažkoks trumpas bent jau, jisai man asocijuojasi būtent su mama. Ir aš pradedu žiūrėti, pavyzdžiui, X-Files ir aš suprantu, kad aš žiūrėjau šitą serialą dar, sakykime, 90-aisiais metais, 2000-ųjų pradžioje ir panašiai. Ir pas mane iš karto automatiškai visi prisiminimai apie mamą, pavyzdžiui, prisimenu 25-osius. Tai reiškia, aš buvau 1 klasėje ir aš pradedu prisiminti, kaip mane mama vedė į mokyklą, kaip pasiimdavo iš mokyklos, ką mes veikdavom, kokią knygą ten žiūrėdavom, pirkdavom, ką valgydavom, ką jinai gamino. Ir taip, žinot, kaip mintis labai greitai skrieja ir per galvą taip pereina per atmintį labai greitai, tarsi visas toks gyvenimas praplaukia jums pro akis. Tai ir man labai dažnai tas būna ir dabar labai dažnai taip atsitinka su tais filmais, serialais, su tais įvykiais, prisiminimais, nuotraukom, dainom ir panašiai, kas vyko iki 2014 metų. Ir man visa toksai tarsi akmuo, jisai iki šiol guli tas akmuo man ant širdies ir galvoju tas akmuo, aš beveik kiekvieną dieną prisimenu apie mamą, bet kai tik tokia nostalgija pas mane ateina, tai būna maždaug, sakykime, kas antrą dieną, tai aš visada toks susigraudinęs labiau sėdžiu ir beveik kiekvieną seriją aš kada įjungiu X-File'ų, aš suprantu, kad tai buvo senai ir man visada asocijuojasi su tais momentais, su tų laikų, kada mano mama buvo dar sveika, gyva, jauna ir panašiai. Tai X-File'ai man asocijuojasi kažkodėl būtent taip. Užbaigėme mes žiūrėti 7 sezoną ir jeigu kažkas iš jūsų žiūrėjo serialą, tai tas 7 sezonas yra būtent tada, kai David Duchovny susipyko su serialo autorium Chrisu Carteriu ir buvo nuspręsta, kad jisai pamažu dings iš serialo. Tai dabar kaip tik 8 sezoną pradėsiu ir nusprendžiau turbūt, kad žiūrėsiu tik tai tas serijas, kuriuose eina pagrindinė siužetinė linija, tai turbūt tenais apie 15 serijų liko iki galo. Plus, man labai įdomu pasižiūrėti paskutinio 10 sezono serijas. Neįsivaizduoju apie ką serijas, tik tai mačiau trailerį, gan keistas, man ten vėlgi rusai ten kažką daro, blemba užkniso su tais rusais. Tai labai norisi tą pasižiūrėti ir pamažu mes užbaigsim X-File'us ir tokį tarsi varnelį uždėsiu, kad tokį legendinį serialą tikrai žiūrėjau. Jeigu kažkas iš jūsų jo nežiūrėjo 90-aisiais arba 2000-aisiais metais, tai tikrai nėra prasmės jo peržiūrėti iš pradžių, nes jūs nesuprasite jo tiesiog. Jums nostalgijos tokios net neš jisai ir jūs nesuprasite, nes jums pasirodys, kad čia yra kažkokia nesąmonė, o ne serialas. Tai štai tokios naujienos. Pasibaigė Ray Donovan serialas, ne serialas, o sezonas 4. Šiek tiek nuvylė finalas, kadangi labai gerai viskas pasibaigė. Aš tikėjausi, kad nors kartą bus blogai, nors kartą tokį kablį įmes, kad 5 sezone kažkoks bus pokytis ir panašiai. Bet, toksai jisai jau serialas, jisai nieko nesusijęs beveik su praeitais sezonais. Ką, draugai, aš manau, kad šį kartą ir viskas, apie viską jums beros papasakoju. Beje, šią savaitę, ateinančią savaitę, tai yra, jeigu aš neklystu, jeigu viskas gerai pavyks, tai aš gausiu savo laikrodį. Ir turbūt aš planuoju galbūt padaryti kokią nors pirmąją tokią mini apžvalgą. Bet turbūt padarysiu ne iš karto, o po kokio mėnesio arba 2 naudojimasi. Vėlgi, žinau, kad daugelis iš jūsų klausia ir teiraujasi apie vieną, apie kitokį faktą. Iš technikos, iš IT pasaulio ir panašiai, tai visi turbūt, dabar jau beveik visi turbūt išbandė šitas išmaniasias apyrankės,
aš vis galėdavau pinigų brangesnį apyrankį, ten mokėti po 100 eurų, vis kaupdavau, tarsi kaupdavau Apple Watch, tai dabar nusipirksiu, pabandysiu ir po kokio mėnesio, galbūt 2 iš nešiojimo aš jums viską papasakosiu. Vertas, nevertas, ką darau, kokia dažniausia aplikacija, kurią naudojus laikrodyje ir panašiai. Tai va, draugai, visiems ačiū už gerus komentarus, visiems ačiū už tai, kad klausote, visiems ačiū už tai, kad visada laukiate, kad visada vis paklausite, kada bus podcastas, ar bus šią savaitę podcastas ir panašiai. Šiek tiek norėčiau dar kartą atsiprašyti, kad ne kiekvieną savaitę išeina toksai podcastas, tiesiog supraskite teisingai, laiko galbūt visada ir surasčiau, bet tas, nežinau, man atrodo, nebuvo nei vieno podcasto, dabar jau iš 18 jų, man atrodo, nebuvo nei vieno, kurio metu aš būčiau be nuotaikos, arba būčiau be didelio noro įrašinėti tokį podcastą ir panašiai. Tai aš nenoriu griauti tokios pozicijos, aš visada noriu ateiti pas jūs tarsi, aš noriu, kad jūsų ausyse skambėtų mano pozityvus balsas, kad mano pozityvios mintis tik tai skambėtų ir mes su jumis taip teigiamai labiau bendrautumėm, nes to negatyvo, žinokit, pasaulyje mums tikrai netrūksta, kad ir kur jūs gyventumėt, kad ir ką jūs veiktumėt, ar jūs užsidarę namie, arba jūs viešas žmogus, kažkokia tai persona, nesvarbu, visada negatyvas jūs pasieks, tai aš manau, kad jeigu jūs jau galite skirti ir norit skirti 40, šiek tiek mažiau arba daugiau minučių besiklausant mano pašnekesių, tai aš norėčiau, kad šie pašnekesiai būtų tikrai pozityvus ir aš noriu, kad jūs ištraukę ausinės po podcasto mano nusišypsotumėt arba besiklausant šito podcasto ir visų kitų podcastų mano jūs tiesiog šypsotumėtės arba vieną kitą šypseną, bet tikrai išspaustumėt iš savęs. Beje, oras susigadino per vieną dieną. Dar praeitą penktadienį mes vaikščiojom po miestą, liuks buvo geras, nerealus oras. Šeštadienį sakau, Nastei, varom į miestą, išvarėm į miestą ir blemba šalta. Jo, man jau sakau, Nastė, sakau, reikėtų varyti turbūt striukių pirkti, nes nelabai kokios striukės yra, pas mane tokia pusiau sportinė puma yra ir viskas. Nuvarėm, įsigijom striukės. Galvoju, nežinau, kada aš tą striukę užsidėsiu, tokią gan šiltą nusipirkau. Galvoju, užsidėsiu gal už mėnesį kokio. Sekančią dieną, žinokit, užsidėjau, nes subjūro oras konkrečiai 10 laipsnių turbūt pasikeitė nuo ketvirtadienio iki šeštadienio. Tai va, pablogėjo oras, bet aš tiesiog norėčiau jums paskatinti jūs neliūdėti, prisiminti, kad mes gyvenam tikrai geroj šaly, kad mes gyvenam tokioj įdomioj vietoj, kur mums labai pasisekė su jumis turėti visus 4 sezonus, kur mes galime pamatyti ir karštą vasarą, kaitinančią saulę vasaros, kai mes galime pamatyti gražų rudenį, būtent tą geltoną, po to raudoną, šiek tiek oranžinį, po to raudoną lapų spalvą, galim pamatyti saulėtas tokias dienas, tuos ilgus šešėlius, netgi jau popietės metu ir panašiai. Po to mes galim pamatyti labai šaltą, bet labai daug sniego turinčią žiemą, mes galim pamatyti ir pavasarį, kada pradeda viskas žydėti, kada pradeda gamta tarsi atsigauti po šalčių, kada pradeda dygti gėlės, kada pažaliuoja medžiai, kada išlenda visi paukščiai, visi išlenda į gamtą, į lauką. Tikrai mums labai pasisekė, nes kai kurie gyventojai, daugelis gyventojų, sakykime, visas Afrikos kontinentas, jie neįsivaizduoja, kas yra žiema, kas yra ruduo, kas yra pavasaris. Jie žino tik tai karštį ir tiek. Kas gyvena šiaurėje, jie labiau pažįsta, sakykime, žiemą ir sniegą. Kas gyvena Anglijoje arba Airijoje, tai jie labiau turbūt pažįsta, vasarą, aišku, pas juos yra, bet labiau jie pažįsta iš vis nesaulėtas dienas, o tokias niūresnės ir pilkas dienas ir pilkus debesis ir panašiai. Pas mane netgi yra vienas draugas, kuris išvažiavo iš Airijos, pasakęs, kad pas mane gimė sūnus ir aš noriu, kad mano sūnus matytų visus 4 sezonus, aš negaliu gyventi lietingoje Airijoje ir matyti tik tai pilką dangų. Tai aš rekomenduoju jums, draugai, neliūdėti, nepakabinti nosies, iš tikrųjų galime visur išvelgti gerą. Jeigu vasarą mes nelabai norėjom dirbti arba kažko siekti, nes buvo geras oras, labiau norėjom praleisti laiką lauke, kažkur gamtoj, su draugais, artimaisiais, mylimaisiais ir panašiai, tai dabar galim tikrai
padaryti tai, ko mes norim, pasiekti savo kažkokių tai aukštumų. Galbūt išmokti naują kalbą, galbūt pabaigti mokslus, galbūt pradėti mokslus, galbūt įgyti kažkokią naują kvalifikaciją, galbūt pradėti savo verslą, galbūt vystyti toliau savo verslą, galbūt susiimti ir sulieknėti, arba atvirkščiai sustiprėti ir priaugti raumenų masės, šiek tiek svorio priaugti, galbūt surasit savo antrąją pusę, jeigu ieškot ir panašiai. Taip, kad ruduo yra irgi gražus laiko tarpas, galima sakyti, ne? Gan ilgas, bet labai gražus ir netgi lietingi orai vis vien atneša mums kažkokiu tai pliusų, galime daugiau laiko praleisti kažkokioj patalpoj, galbūt netgi namie arba darbe ir galim padirbėti ir iš to išgauti kažkokį tai pliusą, galbūt bent jau finansinį arba pakilti karjeros laiptais ir panašiai. Visur reikia bandyti bent jau iš smulkmenų kažkokiu tai žvelgti privalumą jums. Taigi, draugai, neliūdėkite, jeigu ir bus blogas oras, tai nenukabinkite nosies, likite pozityvus ir susimatysim jau po savaitės. Iki, draugai.